O, va čia tai gražus vaizdelis. Pažiūrėkit. Tik pažiūrėkit. Sakykit, jūs man ką norit, bet man jie nei baisus, nei kraukus. Sveiki, šiandien pažaisime legendinį Halo ant legendinio Xbox. Savo laiku apie Xbox'ą žinau, ten tik iš kelių recenzijų žurnale viskas apie PlayStation. Na, tai ten 2002 ar kada liesti ar bandyti tikrai neteko. Na, bet nereiškia, kad jų nebuvo. Microsoftas pateikė bene moderniausią 6 kartos konsolę. Ir žinoma, Halo buvo vienas pirmųjų žaidimų, kurį užsisakiau, kad išbandyti. To dar iki šiol deramai nepadariau. Na tai dabar pabandysim nufilmuoti epizodą. Užsisakiau iš Vintedo už €1. Gavau vokišką versiją dėja. Na, bet kaip už €1, tai gal nieko ir tą vokišką versiją. Pradėsim ten tą patį intro, ten toksai labai tutorialas ilgas, jisai biškai atsibosta ir neparodo Halo esmės, ir mes iš karto einame į pirmąjį chapterį. Endlich! Sind Sie okay? Können Sie sich bewegen? Die anderen. Der Aufprall. Wir können nichts mehr tun. Iš karto reikia pastebėti, kad inverted taikymasis, reiškia, kai aš spaudžiu viršų, Achtung! Ich habe mehrere anfliegende Landungsschiffe der Allianz geortet. Kas man yra neįprasta, tai atrodo gerai. Turiu pripažinti, kad atrodo gerai savo laikui. Sakykime, gal 2002 metai. Landungsschiff der Allianz nähert sich. Sie suchen sicher nach Überlebenden. Ich schlage sofortiges Absetzen vor. Na ir kas čia išlys. Jaučiu kažkokį svečių gausim. Labai ilgai čia nuslydinėja. Labai smagi vibracija. Dar čia yra. O, kokie čia būkliai. Garsai gana juokingi, šiaip tie ateiviai, kurie leidžia tos garsus juokingai garsinti, bet muzika man jau iš karto patiko. Ta nuotaika. Tikrai 2002 metam su visais lens flare'ais, pažiūrėkit, įspūdingai atrodo. Čia įspūdingai. Šiaip šiame žaidime nieko čia tokio labai revoliucinio nėra. Ta yra didelė erdvė, kuris sukuria tokį atvirumo pojūtį. Bet šiaip žaidimas iš esmės yra linijinis. Tai jis tiesiog atšlifuoja jau prieš tai buvusius dalykus. Čia po to bus galima sėsti ir transportą važinėtis po tą pasaulį. Kas biškai, nes matot, tas pasaulis tai gana tuštokas. Gražu, bet tiesiog eini daug ir nieko nevyksta, taip pat atsiranda tai transporto priemonė. Šiaip dėl ko visi mėgsta Halo, tai yra tikriausiai dėl to online funkcijų. Šiaip jisai labai išgarsėjo, kad turi online jį žaidė. Ir taip skersai jie čia laksto. Keisti tie visi priešai. Nesustingo kraujas, manau. Nekiek pamačius. Kaip kažkokio vaikiško žaidimo, kaip žiūrim iš arčiau, kaip čia atrodo. Schön, dich zu sehen, Mann! Master Chief dachte schon, wir wären in echten Schwierigkeiten. Okay, veidai visai neblogai atrodo. Wir sind überall im Tal verstreut. Wir hatten ein Eberstück angefordert, bis sie gekommen gal sind, yra dachte ich, dass man tas das abgeschrieben hat. step-upas nuo antro PlayStation. Aufpassen, einem Anflug
feindliches Rahmenschiff der Allianz hier drüben. Gal tikrai tas Xbox'as buvo toks Keine superior. Sorge, Sergeant, wir bleiben hier, bis das Evac-Schiff kommt. O, va čia tai gražus vaizdelis. Kaip saulė iš medžių lenda. Pažiūrėkit, tik tais pažiūrėkit. Būčiau vaikas, tai va čia taip vaikščiočiau ir visą dieną bambinėčiau. Taip, aš suprantu, dėl ko, dabar aš žaidžiu ir suprantu, dėl ko šitas žaidimas buvo mylimas 2002 metais. Tik kad ta konsolė sveria, tai sunku apsakyti. Ta prasme, vaikas tikriausiai išverta gerai įsivaryti, pirmodamas iš kambario į kambarį. Palaukti. Nu, bet matyti rimti komponentai sudėti ir sveria. Čia yra pirmoji versija kontrolerio, jisai vadinasi Big Duke, nebereikalo, nes tikrai Big, toks. Čia vėlgi labai tas individualu, ar patogus kontroleris ar net, čia jau nuo žmogus fiziologijos priklauso nuo jo rankų. Man šitas kontroleris tai gerokai per didelis. Aš jį palyginčiau, kai būna išpakuoji naują muilą iš pakelio, tokį didelį rankų muilą plauti rankom ir kaip tu bandai muiluotis tas rankas ir jis netelpa, dar skrysta iš rankų. Toks nepatogus didelis, kampuotas daiktas. Tai kažkoks panašus jausmas dabar man čia tą kontrolerį Big Duke laikyti. Po to jie išleido kažkokį mažesnį, man atrodo, oi, netyčia granatą nemačiau. Oi, pasiskraidė mano. Čia aš nudėjau savo žmogų? Tai galima? Tai čia yra žaidimas. Nukrypkime šiandien nuo formato. Dar įsijunkim antrą lygį. Tie priešai tai juokingi. Sakykit jūs man ką norit, bet man jie nei baisus, nei kraupus neatrodo. Čia gal aš kažkokią vaikišką versiją nusipirkau. Nėra kokios, nežinot. N7. Tokio yra tam žaidime ir kveiko kažkokio elementų ir Alien Resurrection ir dar kitokių Sieht natürlich aus, nicht künstlich. Das Umweltsystem des Rings nicht richtig funktioniert? Oder ob die Konstrukteure das miserable Wetter beabsichtigt haben? Metroido man tokių yra praaiškų. Na, vizualiai. Čia bosas? Čia Transformeris? Būtų ta čia. Na, tas, jeigu paieškot ką padaryti, patogu taikytis prieš šitam žaidimui. Man tas tai patinka. Geras jausmas. Na, vėlgi, zona tikrai gana neaišku, ką daryti toliau. Tai vėlgi čia dėčiau prie žaidimų minuso tikriausia, kad natūraliai tau nėra to jausmo, kad man reikia dabar eiti čia. Kad yra atviras pasaulis, dabar atviruose pasauliuose būna, na, čia nėra atviras, bet tuose atviresniuose pasauliuose būna gana aišku. Dabar eik čia arba ten. Na, ten pirmam lygiai aš šitą pasiklydau. Čia einu gerai, bet viskas atrodo taip pat. Čia kaip ant Dūmo 3 buvo. Na, einu ratu ir neaišku,
Ar gerai? Gal. Kažkokie tribal muzikos motyvai. Senpajus, tribal veikėjas vardu Master Chief. Taip ir galvojau, kad čia tas kritimas gerai nepasibaigs. Negali būti čia tas įgarsinimas biškit pakeistas, nes vokiškas. Net reikės paklausyti, kaip originaliai tie monstrai kokį garsą leidžia. Gal čia vokiečiai išgarsino viršaus, nes man pasigirdo, kad jis sakė kažką vokiškai. Abejoju, kad originaliai vokiškai kalba šitie priešai, ne Wolfensteinas. Tai, va, pabandėm Halo. Neturėdamas jokių sentimentų, man buvo malonu išbandyti, atradau daug įdomių dalykų, bet pasilikti nenoriu šitam žaidimui. Tai visi Xbox'o mėgėjai dabar mane kritikuokit. Aš palauksiu remake'o. Tikrai išbandysiu ant PlayStation'o. Na, aš šiandien tiek. Tada pabandysiu dar ką nors Xbox'o.